Hebra, ar atsimena šitus senus pennyboardo laikus? Atrodo net, oho, čipsais jau besmirda. Padėkime į šoną, Hebra. 2026 metai atėjo su nauju aparatu, panašiu į pennyboardo, gal net surfskaitą. Nu nesmė, jis yra mažas, jis yra greitas ir jis yra išvaizdus. Jisai netgi žiba naktį, kaip naktinė pašvaistė žvaigždė. Ar iš tikrųjų jis yra toks kietas, kaip gamintojas sako? Man pačiam yra smalsu. Hebra, eikime ir apžiūrėkime šitą prietaisą. Nekantrauju pamatyti. Išsiaiškinkime, ką mes galime gauti Cyber Mini riedlentei. Taip pat man kompanija atsiuntė paslaptingą dėžę, tiksliau nežinau, kas joje yra, tai žiūrėsime šiek tiek vėliau. Taip pat hibridai išpakavimas pas mane vyksta labai greitai ir 3, 2, 1. Opa, kaip greitai atsirado. Pala, dar ne viskas, 3, 2, 1. Opa. Taip, žiūrėkime, ką mes čia gauname. Taigi mes gauname laikiklį, gražiai supakuotas čia yra, su Max Find užrašu. Jisai dedasi lygiai čia, vizualo tikrai duoda, mėlynos spalvos, čia galima įsirinkti spalvą, kurią nori, labai lengva sudėti. Manau, čia yra tiesiog geras komponentas atnaujinti pačią riedlentę, nes vis tiek žinome, kad norite atsisiųsti iš kažką iš AliExpresso. Nereikės, čia viskas kokybiškai sudėta. Nu, čia negauname plastikinį maišelį, čia man patinka, čia jau yra premium, reiškia, kompanija atsižvelgia į kokybę. Nes įpakavimas tikrai įspūdingas. Taip pat gaunu instrukciją, kurios neskaitysiu, nes aš esu riedlentininkas. Taip pat greitas pakrovėjas, Europos plugas, nes Europoje gyvenam ir gyvensime Europoje. Tai formos atsuktuvas, šešiakampiai eina, tiem trakam atsisukt. Ratam matau tai tik tai priekiniam, ratam čia kadangi hubai arba patį traką. Geras dalykas labai atsilaisvinti, prisiveršti, jeigu esi pradėtiniokas, tai geriau užsiveršti. Nu ir aišku, lipdukai. Pusė pasuk taip gražiau atrodys, kitą pusę pasuksi dar gražiau atrodys. Tobula. Ai, bėkime, nu gerai, biškai apsvargom stalą. Pažiūrim, ką gauname tą mystery box'e. Aš pats neįsivaizduoju, ką mes ten galim gauti. Ko mums dar reikia šitai riedlentei. Aš greitai išvalau stalą. Oi, va. Taip, Cyber Pack. Mes gauname kuprinę. Kam? Aš galiu riedlentę čia įsidėti. Kai geras hibridai, ir ne tik riedlentę, bet ir šiaip dalykelių, kaip pavyzdžiui tą T formos atsuktuvą. Aš būsiu pats kiečiausias riedlentininkas. Gerai atrodo? Gerai, ne? Pats kiečiausias. Čia žinau, kas čia yra. Tai yra šalmas, kuris yra ne šiaip motociklisto šalmas, o čia yra Max Find paspirtukininko, riedlentininko šalmas. Kadangi šie metai tai yra pirmi metai, kur buvo įsigaliojęs įstatymus ir pasikeitimas, jau privaloma turėti šalmą, nesvarbu, ar tu vairuoji riedlentę ar paspirtuką. Pylas. Čia yra viskas paprasčiau. O, Jezu, pririsos dabar. Nieko nematau. Viskas yra paprastumo hibridai, va taip užsifiksuoja. Aš jaučiu, kad man smaugia. Pasikoreguokit. Paminkštinimai galvos jaučiasi tiek viršuje, tiek šonuose. Prie smakro yra šiek tiek daugiau laisvos vietos, bet gal ir gerai, nes oro padavimas yra geresnis. Vis tiek pavasarį norisi su uždarytų šalmų būti ir oro padavimas iš apačios ateina. Žiauriai happy hibridai. O va čia aš nesuprantu, kas čia yra. O čia yra šalmo paminkštinimai XL dydžio. Jeigu esi didžiagalvės šitus užsidedi, jei esi mažagalvės užsidedi šitus, o pagal mane tai man atrodo labai gerai parinko, aš galvoju bus XXL. Aš toks didžiagalvis. Arba besmegenis S. L-as pas mane. Tai paprastai užsiklipina kaip kokia kuprinė. Ar tėvukas jūsų norės pralėkti, arba mamukas. Visa šeima galės lakstyti su šių šalmu, nes jis yra universalus. Čia Max Find logo, oro padavimas, ar čia tokia kaip inicialas, aš nežinau. Bum, šakalaka, bum, šakalaka, bum. O, hibridai, pirmi įspūdžiai. Jo, užsidėjau jau helmetą, pažiūrėkit. Shiny dar atrodo, dar naujas. Štai mūsų grožis, Max Findas. Labai populiarėjantis kompanijos pavadinimas. Niekada dar aš jau taip neišsibandžiau normaliai. Tai kai pirmą kartą aktyvuoti, tai reikia paspausti ir užaktyvuoti pačią riedlentę ir paspausti mygtuką ant pultelio. Tada įsijungia Windowsai. Matau, kad kinas jau užsibandė pravažiuoti apie 4 kilometrus, bet aš nenuvažiavau nei kilometro. Ta aš planuoju vykti į kalną, prasitestuosim top speedą. Per kamerą atrodo, kad ten nieko nėra, lyguma, bet čia Dzūkijos, sakyčiau, didžiausias kalnas. Čia tokių kalnų daugiau mes rytoj neturim. Iš viso turim 4 lygius. Nu ką, pilnas gazas? Na, žiūrim, kiek įspausime. Važiuojam.
Mylios per valandą. Aš tau ne amerikonas, aš tokiais neskaičiuoju. Bet pala, gal galima kažkaip nuhakinti. Kaip žinodamas 3 kartus paspaudžiau vidurinį mygtuką ir pakeitė kilometrais per valandą. Sugrįžom į Europą, hebra. 16 km per valandą. Pažiūrim, kiek antras. Aha. Švietos jau smagiau riedasi. 25 km per valandą. Nu ką, žinau, labai legaliai, ne? Išsibandom. Na, žiūrim, kaip trečias lygis. Čia jau tokia biški įkalnė, bet jaučiu, kad jau sirebia. 30, 31, 32, dar vis gaunasi tokia įkalnė. 33, 35 km per valandą galim užstatyti, jo. Na, čia jau lekištas. Bandom tą ketvirtą. Oi. 30. Ar aplenksim tą mašiną? Ne. 39. Aš jau bijau. Laikosi stabiliai. Ten žvyrkelis, aš jau nebenoriu važiuoti. Baisus tie man greičiai, žinokit. Baisu. Šiaip realiai šitų trakų aš jų net nereguliavau. Jie jau buvo sureguliuoti taip, bet pagal greitį ir stabilumą man tobulą. Aš pasiėmiau tą T-tūlą, bet aš jo nenaudoju. Kebra, žinau, kad aš važiuoju kaip kaimietis, bet žinokit, kad ir žvyrkeliu. Žiūrėkit. Va, iš vietos važiuoju savo. Guminės padangos. Žiūrėkit. Jis važiuoja. Nori žalia važiuoti, aha, kaime gyveni. Važiuoja. Nebejoju, kad dar ir vandeniu jis gali važiuoti. Na, palabiškai, sustok. Hebra, aš kitam video sugalvojau, kad padarykime maisto pristatymo video. Pasimkime elektrinį prietaisą ir padarykime maisto pristatymo video. Kadangi kuro kainos užkėlė, o elektra kaip ir pigesnė, tai pasižiūrėkime, pasiskaičiuosime, kaipgi tas visas dalykas vyksta ir ar apsimoka tai daryti 2026 metais kaip kokį side jobą, papildomą darbą. Jei tokia video idėja patiko, palaikink šį video. Ačiū. Na tai vat, hebrytė, prasivažiavom su šitu aparatu apie 20 minučių. Ogi tai velniškai geras aparatas. Velniškai. Ar važiuoju pirmu, ar važiuoju ketvirtų lygių, tas pagreitis yra visiškai sklandus. Reiškia, nėra jokių laginimų. Dabar šiuolaikinės riedlentės neturi to atsilikimo jausmo, kai dedami pigūs čipai, o dabar AI-us, tai žino, čia jau kiti laikai. Tokių problemų nebėra. Bet svarbiausias dalykas yra tai, kad nors jinai ir mažiukė, jinai buvo stabili. Atsižvelgiant jos dydį, jinai atrodo realiai kaip pennyboardas. Pati lenta, nors jinai ir nėra iš medienos, bet jinai yra lanksti. Va tai va. Va te va. Supratot, ką turėjau omenyje. Tikrai lengva paimti posūkius, net ir esi neprofesionalas. Kiek aš sukinėjau, man nebuvo, kad jinai išsibalansuotų ir aš nukrišiu. Tai va, tikrai jaučiuosi saugiai, bet ir greitai. Ar tai galima susėti juos abu? Jo. Ir aišku, jų šalmas, man jisai žiauriai patogus. Visos panikė žiūrės, kai aš važiuosiu su tokiu. Tai va, važiuojam dar biškį į kaimą pasižvalgyti. Kaip sakot? Čia kažkur bembus arba taip? Nežinai nieko, ne? Ne, nežinau. Lyg aš vietinis čia būčiau iš to kaimo. Nors atvažiavau į kaimą, bet aš tai ne kaimietis. Veiksmo ar kaime yra. Pakalbėkime šiek tiek apie patį variklį. Tai yra hubinis variantas, ne dirželinis, bet šis variantas yra pagerintas variantas, ne Air, o Mini. Ir jisai turi 650 vatų daugiau nei paprastas variantas. Paprastas variantas yra 150, o čia yra tiek kairiam ir tiek dešiniajam varikliai yra po 650 vatų. Tai kas gaunasi, didžioji matematika, ne. Štuka 3. O pats gamintojas sako, kad gali išvystyti apie 60 km per valandą, bet kiek man pavyko, tai tuojaus pasižiūrėsime. Bet vienu pakrovimu galima nuvažiuoti 55 km, taip gamintojas teigia. Ir žmogus, ant kurio testavo, yra beveik tiek pat svorio, kiek ir aš pats. Apie maždaug 80 kg. Aš pats sveriu tiek, su kamera daugiau sveriu. Tai mes turbūt mažiau nuvažiuosime. Iš to variklio pusės, tai sakau, aišku, dirželinis variantas visada yra brangesnis. Ar jis turi daugiau privalumų? Ne. Visa ta sukomplektavimo sistema yra brangesnė, bet pats pojūtis yra visiškai panašus. Aš turėjęs tą dirželinį variantą, taip pat esu rasumą nuvažiavęs, taip pat ir pagreitis. Va, vienintelis dalykas, pagreitis yra geresnis, bet ir priežiūros, ir brangesnis, žodžiu. Nežinau, ar apsimoka, geriau šitą variantą pasim populiariausias ir, nežinau, paprasčiausias turbūt. Na, hebryte, važiuojam top speedo! Didžiausio Dzūkijos kalno. Ką jau? Tai ką bandom? Nors bandysiu gyventi. 30. Eik tu, na, aš jau biškį bijau. Kažkaip ne taip tas greitis atrodydavo seniau. Dar nėra taip statu. 3, 4.
3,5, 3,6. Ne. Eik, tu prie žvirkelį, kaip gražiai pravažiavo. Maža rielentė, bet tikrai jaučiuosi saugiai. Įkalė vėl 3,3, 30, 2,9, 3,6, 2,5, 2,4. Gamintojas rašo, važiuoja iki 3,5 laipsnių. 3,5, 3,6. Kad iki kojų 5 km per valandą važiuoja, o paskui jisai ne. Šiaip gyvenime nebandė su Rono, bet žinau, kad Chebra myli. Aš atsimenu Bulgarinę, turiu klipą. Bulgarų policija nekenčia žmonių, kurie važinėja su Suronais. Gali varyti ir tais dviračiais. Is this Suron? Yes. They still didn't give me this bike yet. Yeah, it's nice, but the police is making big problems. Oh, really? Yeah. Is this the path to Cherny? I don't know, it's my first time coming here, I'm lost. Alright guys, take care. Po policijai nepatinka šitie Suronai. Blemba, atsiųskit man Suroną. Tai vat Chebrytė, atvažiavome į centrą. Nu aš dar Chebrytė jūs paupdeitinsiu, tai mes nuvažiavome apie 14 km, kas dar vis nėra daug pagal kaip gamintojai sako. Tai arba šį labai sušėriau, arba tiesiog reikia man ramiau važinėti kaip civiliui. Visi esam centre, ane mieste, reikia gerbti greitį ir saugumą. Taip kad važiuojam, pakalbėsim apie tą saugumą. Tiesiog važiuosiu lėtai, civilizuotai, kaip normalus civilis. Ir žiūrėsim, kiek dar iš to galima išspausti. Na, bet dabar taip užsiminėm apie tą akumuliatorių. Tai geroji to pusė, kad kai stabdai yra tas regenerative brakingas, kas irgi ne visi turi. Jo, tai kažkiek tos energijos atgaunama. Low voltage, bet 2 padalos. What? Alytus atsigavęs. Vaikai žaidžia tenisą, krepšinį lošia. Oi, skyčius, žiūrėkit, kaip paspirtukininkų. Valgo kažką, bet... Ai. Viskas gerai. Viskas gerai. Ar kiek traukia? Kaip mokėtų už tokius, kaip flakinu? 1900. Va, žiūrėkit, Suronas. 1, 2, 3, eina savo. Nu, blemba, jaunimas gerai gyvena šiais laikais. Ar gerai gyvenat? Tai vat. Čia, žodžiu, Chebra riedutininkai, dviratininkai, o rielentininkų nėra. Ar turim? Ne, neturim. Baigėsi Chebra mūsų laikai. 4 ratai niekam nepatinka. Reikėjo man auksiniai draugai. O, jau turiu dar daug. Plar, tu nenusiverti? Sveikas, drūtas gyvas. Gerai, Chebra, sėkmės. Tai veiksmo tai tik čia ir yra jo. Tai va, dar važiuojam į kalnę. Aš nežinau čia kokia čia apsauga yra. Kažkas dar veikia, kažkas dar yra toj baterijai. Čia bandau Chebrai girtis, o su Suronais važinėja Chebra. Normaliai, nu. Nu, dar nepabaigėm tą bateriją, tai čia yra Samsungo baterija. Ne šiaip tos pigios baterijos, bet Samsungo baterijos, kurios išlaiko tą kokybės atžvilgį. Kažkur 5% daugiau laiko nei šiaip kinietiškos baterijos. Aš dabar kaip paskaičiau, gal yra tas Smart BMS, kaip ta funkcija vadinasi, tai apsaugo nuo per nedidelės perkrovos baterijai, kad neišsektų, neišdegraduotų bateriją. Apsaugo nuo to didelio įkrovimo ir iškrovimo. Tai galbūt ta buvo perkrova ir įsijungia ta sistema, kad neišsikrautų dar labiau. Tai čia buvo tas atvejis, kad jaučiau, kad jau blemba kojos jau užkaitinėja. Kol kas labai keistai baterija reaguoja, jinai važiuoja, bet vis rašo, kad išsikraudinėja. Nors mes dar po to laiko nuvažiavom kažkur dar 4 km, kai kaip elektriniai rielentei tai yra daug. Vis dar rašo 2 padalos, manau 20 tikrai pasieksim, bet kaip gamintojas rašo, ir tas top speedas nesigavo, ir tas atstumas. Aš ir nesuprantu, kodėl kompanijos taip sako, kai viską pagražina, nors nereikia gražinti, galima pasakyti tiesiog kaip yra, ir čia nėra nieko blogo, nes, nu, tu neįdėsi čia tiek daug baterijos, Chebra. Čia yra mažas prietaisas, čia, ta prasme, jisai užima visą rielentę, bet jinai vis tiek yra plona. Taip, jeigu tu ten mažai valgai ir ten neseniai gimėjai, nu taip, tu gal nuvažiuosi tą 5 km. Ai, čia dar Chebra sako dar kažką nufilmuoti. Opa. Eiktų, bet nu ir išradingi. O, jie tų naktis jau. Chebrytė norėjau parodyti fejerverkų šou. Paspaudė 2 kartus ir wow, kokie ledai. Kai grožis. Ir visokių maudų yra. Patruliavimas, policija, greiti rysiutė. Kai atrodo gerai. Ir aišku, kad gale matytųsi.
Nu, hebrytė ir prišėrėm. Ai, tegul pailsi riedlentę biškį. Šalmą irgi nusiemam. Dabar kaip ir kiekvienas tas skeito fanas, aš turėčiau pakalbėti apie pačią lentą. Turbūt mano old school fanai atsimenat apie pennyboardus. Štai yra panašaus stiliaus, jinai gal labiau kaip surf skeito stiliaus. Tai yra dabar uptrendinių modelių stilius. Bet vis tiek panašus į pennyboardo stilių. Jisai po to padidinto. Jisai šiek tiek platesnis nei pennyboardas, bet tikrai kas važiavė su pennyboardais, tai tikrai labai gerai žinote, apie ką aš kalbu. Šitas Denis hibridai, jisai turi net ypatingą pavadinimą, tai yra X-Composite dekas. Jis yra ypatingai tvirto materialo, nėra medinis. Jisai yra tiek tvirtas, kad išlaikys mane ir turbūt dar vieną mane. Va, pavyzdžiui, atsisėdom pačio vidurio, lenta jinai net neįsilenkė. Jo, nori kažką pasakyti į video? Nu? Geriau atostogų, jeigu mokykla. A, jum atostogos, oi kaip jums gerai. Aš toks kaip tu, aš irgi vaikystės leisdavau čia. Gerai leidai laiką. Šaunuolis. Va toks jaunimas turi aukti. Didžiakojas klaunas telpu. Jisai yra 32 colių ilgio ir jisai turi labai gerą įdubimą. 7 mm įdubimas. Man su Air Jordanais, kai yra gan flat batai, žinokit, vis tiek įdubsta ir, sakau, važiuojant to 40 km/h greičiu ir nu, saugiau jautiesi, labiau toks prilipimas gaunasi. Nors šį pats dekas, jisai nėra sandpaperio, jisai yra kažkoks grublėtas plasmasinis, kuris turbūt ilgiau laikytų nei sandpaperis. Tai varom hibrytę, prasitestuojam gal ant šito parko, nežinau, dviratininkam, bet gal pabandysim, pasižiūrėsim, kiek flexible viskas vyksta. Ne, labai užvažiuoja. Vos ne vos. Svorio jinai turi ir plus pripras biškai reikia, man atrodo, pagal eismą važiuoju šį. Priešinis man eismas šį. Bandom iš tos pusės. Bandom pažiūrėti, tas manevringumas, man noris visi pasitestuoti. Jo, va čia gerai. Nu gerai, dėkui. Sako, nelegalai dabar be šalmo negalima važinėti. Važiuoju link namų, bet man atrodo mes davažiuosim. Ta padala vis užsilaiko. Dasidėjo 3-4 km ir tai matyta sistema, Samsungo ta apsaugos sistema, jinai čia veikia. Neužsidusina per daug, kai būna pačios paskutinės padalos labai būna, kad užsidusina pati technika. O čia jinai to lygiai visą laiką važiavo. Tai yra pliusų, bet ir minusų. Jei tu jį spausi, tai žinok, kad jisai ir užsidusins, bet tada jisai vėliau tau padėkos, kad tu nespaudai ir leido tau jisai grįžti namo. Kažkas tokio. Dar pamiršau pakalbėti apie patį kicktail dizainą. Jo, jeigu jūs susidėsi tą rankiną, tai jo, čia negalėsi. Bet tas kikas, jisai žiauriai patogus. Čia yra apsaugėlė. Čia yra guminė apsaugėlė. Jeigu atsitrenksit, kad nenubrūžim pačios lentos. Gal irgi kicktailo yra apsaugėlė guminė. Ir va tai va gerai pasiemu. Tai man šitas labai patinka, aš jį labai naudoju. Na ir hibridė svarbiausia ta viso dalis. Yra tie trakai, tai kem 5 laipsnių pasisukinėja ir yra 95A įvorės. Jo, čia tos klasikinės, kaip sakiau, tai atsuktuvas, jisai tinka kaip ir visiems klasikiniams skeitam. Jie atlieka savo funkciją tiek greitam važiavimui, jaučiasi stabilumas. Tie trakai galima juos išjudinti net ir lėto greičio. Tai va, pats dizainas, sakau, toks cyberpunk. Taip, graži ta saulė. Ir mūsų ir video į pabaigą. Ir mano riedlentei tikrai į pabaigą. Nenuvažiavau iki pat galo. Yra kaip yra. Čia visgi riedlentė. Čia ne paspirtukas ir ne dviratis. Čia yra visai kitoks charakteris. Užsidėjau kuprinikę. Na ne, čia kaip ir kita kombo. Tai va, čia įsideda į šiknukę. Čia tau nesitrina. Va, matot? Čia va, įsideda kaip į kišenę. Čia va, toks lipukas yra. Užsilipuoja. Kišenikė durability test. Va, gerai laikosi. Ir nekleba nieko, aš ta prasme galiu eiti. Nu dabar gal biškai atsikabino, bet žodžiu. Kiek aš nuvariau tų kilometrų, kiek kartų jau esu padaręs video apžvalgų. Aš jau žinau, kiek nuvažiuos elektrinė riedlentė, kiek nuvažiuos dviratis ir kiek nuvažiuos paspirtukas. Aišku, kad riedlentė mažiausia, nes jinai yra mažiausia. Tai logiška, kad jinai bus mažai. Mes sugebėjome lygiai nuvažiuoti 20 km.
Vėl rašo, aha, įsikrauna. Nežinau, kaip jinai vėl pasikrovė biškį. Ir mes galim pažiūrėti, kad jo, jisai kem 3 km/h dar važiuoja, nu tai aš tiek ir buvau užspaudęs. Gerai, pakalbėkime apie pliusus minusus. Tai iš karto pradėkime nuo pliusų, tai man žiauriai patiko šitas dizainas. Jis yra to cyberpunko stiliaus, toks pennyboardas, surfboardas. Tai vat man patinka mažesni boardai, nes aš tiesiog pripratęs prie jų nuo vaikystės, tai man tokią nostalgiją suteikė. Svorio jisai turi, bet jisai mažas, hebra. Jisai nėra antiek tragiškai sunkus, bet jisai sveria. Jisai tinka ir mažiem, ir dideliem, ir ateiviam gal, nežinau. Ir pats dekas, ir trakai yra tikrai už tos kokybės, kas yra labai svarbu elektriniai riedlentei. Na, iš minusų, tai kaip ir sakau, gal ta baterija, nes aš mėgstu spaust, o būna riedlenčių, kur gali spaust ir gali ilgiau spaust. Su šita tu turi atsargiau važiuoti. Tu turi maždaug pasirinkti arba antrą arba trečią režimą, kas yra tarp 25 ir 35 km/h. Virš kem 5 geriau su nevažinė, nes jisai užkaista ir numatėt, kaip man buvo. Bet jisai nužiūrėjo tiek pat, kiek ir mano kitos elektrinės riedlentės, tai aš nesu šokiruotas, nesu nustebęs, nes yra taip, kaip yra, ir aš žinau, kad tai bus. Nu, rekomendacija tai turbūt paprasta, jeigu tu jau esi perėjęs prie surf skate'ų, prie pennyboardų ir nori pereiti į elektrą, bet nenori prie paspirtuko ar dviračio, čia yra puikus variantas, hebra. Norite pagazuoti to adrenalino pagauti, va gal tą trasą norėjai, tu taip norėjai greitai ją perlėkti. Su šitu galima tą padaryti. Jisai ir greitas, jis manevringas, jisai ir gražus, išvaizdus. Ką? Nu jisai, nu. Jinai. Ai, čia riedlentė, ne? Mergaitė? Gerai. Mano operatorius yra lietuvių kalbos mokytojas ir jisai žino, kad čia yra jinai. Ai, mokytoja. Aš lytis dabar mokinuosi. Na, hibridai, kaip ir sakiau, jai patiko šitą idėją su maisto pristatymu ir kiek galime užsidirbti elektriniais prietaisais, nes dabar žinau, kad kuro kaina yra užkilus ir belia kaip užkilus, tai paspaustą like mygtuką ir susitiksime kitame vaizdo įraše. Iki, su jumis Bušioris ir myliu.